Šiandien matysime, po mero rinkimų Darius Brazys jau pilnavertiškai dirba. Sveikina 100-metę močiutę, už 10 minučių jau su žemdirbiais kultūros centre, o po kurio laiko medikų susėjime aptarė sveikatos biurų veiklą. Šiandien dar pasiklausysime, ką veikia vietos veiklos grupė ir prisiminsime knygų mugę bei kultūros darbuotojų apdovanojimus. Taigi, skanaus! Pirma tokia garbinga iš tikrųjų proga ir labai nuo širdies noriu pasveikinti jūsų močiutę, sulaukus tokio garbingo amžiaus. Gyvenimas nėra lengvas visiems, bet matyt, dievulis pamylėjo ir močiutė šitokį gražų amželį nugyveno. Tad linkim jai ir toliau kuo geresnės sveikatos, stiprybės ir, aišku, vaikų tikriausiai ir anūkų palaikymo. Ačiū. O juos pasodinau, manai visą laiką guli. Ką nors močiutė, Anai girdi, viską reaguoja, bet jeigu žmonių vyras užsimerkti, nesimerš. Nedras. O dabar jau kultūros centras. Kalba Radviliškio rajono žemės ūkio skyriaus vedėjas. Malonu, kad jūs mane šiandien kalbinate tokią dieną, kurią susirinkę mes esame žemdirbiai rajono ir žemdirbių rajoninė konferencija, kurios tematika žemės ūkio aktualijos 2012 metais. Tai būtent jau tampa tradicija, tokia pavasarinė konferencija prieš didžiuosius darbus, pasikalbėti rūpimais klausimais žmonėm, apsitarti, išsiaiškinti probleminius klausimus. Jeigu jūs matėte darbotvarkė mūsų yra labai konferencijos įtempta, darbas tęsis praktiškai iki 14 valandos ir manau dar ir diskusijų bus, turime daug svečių suvažiavusių, kurie atsakys į žemdirbių užduotus klausimus. Tai būtent ir Žemės ūkio ministerijos atsakingi pareigūnai dalyvauja ir nacionalinės mokėjimo agentūros, ir verslo ir informacijos centro, kontroliuojančių institucijų, kaip mokesčių inspekcijos, socialinio draudimo valdybos, aplinkos saugos tarnybų, darbo inspekcijos. Tai yra žemdirbiai, noriu, kad suprastų, kad tai yra kaip ir partneriai. Tai visų pirma nereikia įsivaizduoti, kad tai tik bausti skirtos tarnybos. Jos privalo žmonėm ir išaiškinti, kokie yra pasikeitimai, kokie yra reikalavimai. Ir jeigu žmogus jų piktybiškai nevykdo tų reikalavimų, tai be abejo gal reikia ir bausti. Bet pirmą reikia šnekėtis, reikia susikalbėti ir tų reikalavimų reikia laikytis visiems draugiškai. Jų tų tarnybų yra tikslas tikrinti, šviesti žmonės, kontroliuoti, o mūsų žemdirbių įsiklausyti ir vykdyti ir ūkininkauti pagal nustatytus reikalavimus. Tai tiek trumpai apie dienotvarkę. Matosi, kad žemdirbiai yra protingi, jie dirba, užduoda klausimus ne tik apie dabartinę situaciją, bet rūpi, kas bus po 13 metų, naujam finansiniam laikotarpį. Ir iš kitos pusės man patiems labai gerai tą ryšį neprarasti, žinot, kas vyksta ant žemės, o nematyti, kas vyksta padangėse. Kaip mes ir šiandien juokavome, Lietuva iš ties yra labai didelė, nes Vilniui dar žiema, o čia jau pavasaris atėjęs. O mes jau savivaldybėje. Susirinkime dalyvauja medicinos darbuotojai. Prašome mero pristatyti, kaip jis mato šio susirinkimo svarbą. Vyksta sveikatos biurų konferencija. Joje dalyvauja ne tik mūsų rajono biuro darbuotojai, bet ir mūsų visos apskrities biuro atstovai. Taip pat
turim tikrai garbingų svečių tiek iš sveikatos apsaugos ministerijos, iš aukštųjų mokyklų, iš visuomenės sveikatos centro. Iš tikrųjų tai pirmas toksai didelis renginys Radviliškio rajone. Kuo jis būtų rajonui svarbus? Kaip buvo išsakyta ir iš ministerijos atstovo, ir šiandien skambino gerbiamas viceministras, iš tikrųjų Radviliškio rajono sveikatos biuro veikla yra vertinama tikrai gerai, išklausim daug pagiriamųjų žodžių, kas yra labai malonu, ir kad tą veiklą vystyti ir toliau teisinga linkme. Vyksta ši konferencija, kaip aš sakau, kad reikia pradėti ne nuo vaistų knygutės ir jos pildymo, o pradėti nuo sveikos gyvensenos. Mūsų biuras jau Radviliškėje veikia 3 metus. Manome, kad tikrai nemažai padarėme rajono gyventojų sveikatos naudai. Jau esam žinomi rajone, daugelis bendruomenių ir seniūnijų atstovų kreipiasi į mus, prašo įvairių renginių, taip pat įvairių paskaitų. Kažkas, jeigu jiems neaišku, iškyla kažkokie klausimai, kreipiasi į mus su patarimais. Taip pat koordinuojam visuomenės sveikatos specialistų veiklą mokyklose ir darželiuose. Esame vieni iš pirmųjų, kurie turime specialistus darželiuose. Tai jau metai laiko. Manau, kad tikrai pavyko mums ši veikla. Iš pat pradžių gal šiek tiek buvo sunkiau, bet dabar jau įsivažiuojame ir iki mokyklinių ugdymo įstaigų direktoriai patenkinti jų veiklą. Tikrai randame bendro darbo daug. Manom, kad praėjus kažkiek tai metų tikrai matysime jų veiklos rezultatus. Aišku, dabar praėjus labai metams laiko tai nesimato, bet tikrai praėjus daugiau matysis jų veiklos rezultatai. Dabar jūs kaip pakaitinė grandis ar kaip nauja grandis? Mes kaip nauja. Ar tai yra prie švietimo, ar tai sveikatos ministerija? Čia yra sveikatos ministerija. Mes esam savivaldybės biudžetinė įstaiga, bet dar šiek tiek dalį finansavimo veikloms skiria sveikatos apsaugos ministerija. Dėl ko buvo sukurta šita struktūra, kaip jūs galvojat, kokias pagrindinės funkcijos, kokia užlopyt skylę buvo? Užlopyt skylę, kad labai didėja žmonių sergamumas ir mirtingumas ir labai žmonės mažai žino apie sveikatos profilaktiką, prevenciją. Tai kaip užbėgti toms ligoms už akių, kaip jų išvengti, ir buvo įkurtas šitas biuras, kad mes tiesiog švietėjišką veiklą vykdytumėm ir plėstumėm rajono gyventojų žinias apie sveikatą. Sveikatos ugdymas tai tas sritis, kuri turi būti lydėti vaiką nuo pat gimimo, sakykime, šeimoje iki gimnazijos suolo ir toliau suaugusi. Tikrai sveikatos ugdymas yra pakankamai, ugdymo kompetencija pakankamai ilga ir vėlai matomas rezultatas veikla. Natūralu, jeigu vaikas turi turėti matematikos žinių, turi turėti ir sveikatos žinių. Šiandien švietimo įstaiga kelia savo užduoti kompetencijų lygmenį ne tik tam tikrų bazinių žinių, bet ir sveikatos. Ilgai buvo diskutuota, ieškota kelio. Sveikatos ugdymas vyksta dažniausiai neformaliai, sakykime, tiek, kiek yra neprivaloma laisvu. Šiandien jau yra 2 ministerijų susitarimas, kad sveikatos ugdymo kažkokia bendroji programa turi būti. Jinai yra projektas ir parengtas, ir buvo diskutuota. Dabar ieškoma kelio, kas tą turėtų įgyvendinti. Vieno recepto pasakyti Lietuvai iš karto būtų galbūt ir per drąsu. Pirmas žingsnis, kas yra aptartas su švietimo ir mokslo ministerija, kad galbūt tai galėtų mokykloje dirbantis sveikatos priežiūros specialistas, kuris yra visuomenės sveikatos biuro darbuotojas, dirbantis konkrečioje įstaigoje, būti tas sveikatos ugdytojas. Ir jisai turėtų apimti ne fragmentiškai, o, sakykime, nuosekliai pradedant dirbti, jeigu tai yra pradinė mokykla, tai visas klases apimant ir tiesiog derinant pagrindinį formalųjį ugdymą, kuris yra pagrindinis mokyklos misija, dadėti ir sveikatos ugdymo žinių. Natūralu, nevyriausybinės organizacijos tai yra mūsų partneriai, tai socialiniai partneriai, kurių dėka mes galime pasiekti tikslą. Nes suaugusio, jau susiformavusio žmogaus gyvensenoje kažką pakeisti yra labai sudėtinga ir galbūt, sakykime, kartais net neįmanoma. Bet jaunas žmogus tai yra ta molio masė, iš kurios
kuriuos galim lipdyti ir kad turbūt suvoktų, kad jisai yra atsakingas už savo ir artimojo sveikatą ir kad susirgus tai yra labai brangu ir turbūt yra geriau pajudėti, geriau ieškoti tų veiksnių, nes nuo gyvensenos priklauso 50% mūsų sveikatos, tai pasakė Pasaulio sveikatos organizacija, tai ir turim bendrai ieškoti, kad tas rezultatas atsispindėtų mūsų vaikuose. Nes tie užaugę vaikai tai būsimi tėvai, kurie augins kitą kartą. Tai turbūt tik tai bendrom jėgom, su konsolidavimu mes galime pasiekti tą rezultatą. Pirmiausia, padėka Radviliškio rajono savivaldybės administracijai, kurie atkreipė dėmesį ir sutinka su tuo, kad visuomenės sveikatos biuras savivaldybės gyventojams reikalingas. Galbūt ne kiekvienas šiandien savivaldybės gyventojas jaučia to biuro darbą, bet natūralu, 3 metai, dar lopšelinis amžius. Bet tikrai, kad šiandien mes turim ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovus, administracijos, aplinkinių rajonų, irgi atitinkamų įstaigų vadovas, rodo, kad vis dėlto apie visuomenės sveikatos priežiūrą kalbama, suprantama. Taip, rezultatas yra jo matomas tik tai po kelių metų arba net 14, kada pasikeičia tam tikra karta. Bet tai, kas yra daroma, tikrai noriu tikėti, kad daroma tinkama linkme, efektyviai ir tik tai palinkėti, kad tas entuziazmas nenusloptų.